Labas rytas, mėla publika. Šiandieną turėsim truputį kitokį video. Mes važiuojam ne su tentu, važiuojam su savivartė. Tai truputis kažkas naujo, pabandysiu sukurti epizodą, kaip dirbosi su savivartė. Nors iš tikrųjų truputį apsunkina, nes reikia dirbti, krauti, skubėti. Tai bandysim kažką papasakoti. Tai dabar yra pirmadienis, 7:30. Važiuoju pasikrauti Šiaulius grūdų, tai yra kviečių. Ir tada važiuosiu į uostą. Iš tikrųjų vakar jau dirbau. Nelabai buvau pasiruošęs kažką papasakoti. Tai tiesiog nusifilmavau kelias epizodus turėdamas laiko. Šiandieną bandysiu papasakoti, kaip kas kur sekasi. Tai šiandien turėčiau irgi padaryti porą reisų. Tai yra iš Šiaulių į Klaipėdą. Tai dabar važiuoju pirmą reisą, važiuoju pasikrausiu, tada važiuosim į Klaipėdą ir tada grįšim atgal. Tai tikriausiai reikėtų papasakoti, kas yra savivartė puspriekabė. Tai čia turim savivartę puspriekabę, kuris skirta vežioti birius krovinius, tai tokie kaip grūdai, žvyras, smėlis, skalda ar nežinau kas dar, kas be būtų, ką būtų galima išversti, asfaltas ir panašiai. Bandysiu dabar savai žodžiais paaiškinti funkcijas savivartės priekabos, tai paaiškinsiu tik tais ką kol kas pats žinau. Tai vienas dalykas, kad išverčiama yra jinai per galą. Yra ir kitokių tipų savivarčių, kurios išverčiamas per šoną, šita yra išverčiama per galą. Išvertimo būdai gali būti, pavyzdžiui, su grūdais per šitą liuką, kad neužvers duobės, į kurią išpili, kad jinai spėtų ryti, tai pavadinkim. Tai šiandieną kaip tik tokioj duobėj teko išsipilnėti, tai išpilnėjau per liuką. Kitas būdas yra atsidaro visas galas ir tada išverčiama per visą galą. O ją laiko, kad neatsidarytų šiaip šitie kabliai, kur matosi. Tai norint juos užrakinti, kad verst per liuką, tai čia yra rankinėlė tokia. Šita, tai ją pasukiant užrakinimo padėties ir viskas, jos galas nebeatsidaro. Toliau išvertus, kad išpurtyti krovinio likučius ir panašiai, yra vibravimo funkcija. Tai čia yra šitas pasukimas. Tai jinai pradeda vibruoti ir išbėga visi likučiai, kas liko priekaboj, kai išpili. Čia, kiek žinau, yra kūzave įsijungia šviesa. Paskui yra papildoma šviesas aplink kūzavą. Tai kūzavas yra išverčiamas hidraulinė siurblio pagalba, kuris yra įmontuotas mašinai. Tai va čia ateina hidraulio šlangos, kurios naina į stūmoklį šitą. Ir tokiu būdu ją iškelia ir išverčiama per galą. Toliau nežinau ką papasakoti, tai kol kas per kelias dienas tik tiek išėjo įsiaiškinti, kas kur ką daro. O kad nepersikraut viršsvorio ir neapkraut ašių per daug, tai orientuojamės į manometrus. Priekabos yra čia, tai palei jį žiūrim, kiek kraut krovinio, nes dažniausiai nebūna svarstyklių, kur kraunamės. O kad neperkraut varomosios ašies, vilkike yra kompiuteris, kurio dėka mes ir orientuojamės, kiek kraut ant priekinės ašies. Tai kol kas būtų tiek, nes man pačiam šitas reikalas visas yra naujas, tai dar kol kas visų sugebėjimų ir funkcijų nežinau. Tai paaiškinau tik tą, su kuo teko susidurti per kelias dienas. Atvykau į savo pakrovimo vietą, tai dabar pirmą ką padarysim, tai eisiu atidaryti stogą. Na va, važiuojam pasikrovę Klaipėdos link, esu netoli Telšių. Tai pakrovime truputį užtrukom, kažkur apie 2 valandas bendrai sudėjus, kol mano kolega pakrovė, tada tik mane. Nuo ryto nieko nebuvo, kai atvažiavam, tai pralaukėm ilgiausiai, tai biški susigaišino. Bet nieko, viskas normaliai, dabar važiuojame Klaipėdą, tai Klaipėdos uostą. Tai uoste principė reikalai tokie, kad reikia pasidaryti mėginius, paima mėginius iš priekabos, padaro, tada galim važiuoti išsipilti. Tai kartais ten būna eilė, kartais ne, tai pažiūrėsim, kaip uoste seksis atvažiavus. O vežam kviečius ir judam Klaipėdos link, matysim, ką ten rasim. Nežinau, ką čia dar galėčiau papasakoti, nes principė viskas čia labai paprastai vyksta, tai nežinau, kas
kas čia dar galėtų patraukti akį. Jeigu ką nors prisiminsiu, stengsiuos papasakoti, aišku, vis. O dabar gazuoju į Klaipėdą, bandysim kuo greičiau apsisukti ir žiūrėsim, kokie darbai laukia toliau, nes kol kas dar neaišku, ar bus tas antras reisas ar ne, tai matysim. Žiūriu, mūsų vairuotojai visai baigė suvokietėti. Ar kaip čia įvardinti. Kuo toliau, tuo labiau atsiranda tų, kurie važiuoja palei ženklus ir nei kilometrų daugiau. Tai šitas dar nėra blogiausia, bet yra blogiau, kad važiuoja žymiai mažiau negu nurodyta ženkluose ir palei kelių eismo taisyklės. Va čia jau erzina, nes prieš tai važiavom 70, kur galima važiuoti 90. Dabar po truputį lyg ir įsibėgėja. O su vilkiku pilnai krautų nelabai čia, kur ir aplenks, aišku. Ir vėl prisistabdom. Norėjau paminėti, kad dabar važinėjom su truputį irgi išskirtinesniu vilkiku. Tai čia yra jubiliejinis modelis, kuris buvo išleistas 2018 metais ir visus metus ėjo kaip jubiliejinis modelis. Tai FH25, tai reiškia, kad FH modeliai yra 25 metai. Tai tiksliai nežinau, neradau niekur informacijos, kiek jų buvo išleista, kiek pagaminta. Tai čia yra išskirtinesnė komplektacija, žinoma. Ganėtinai nebloga, kavos aparatas, dar visokių tokių smulkmenų. Tai apie tai gal kažkada plačiau papasakos, jeigu turėsiu progą dar su juo pavažiuoti. Tai man jau vien tas apklijavimas ir spalvojos yra labai gražiai, iš tikrųjų labai traukia akį. Aišku, mūsų savininkų čia yra dar daugiau pridėta rankų, vien salone labai daug. Išorė irgi, siūtas salonas, oda, nu žodžiu. Tikrai nemažai laiko ir visko čia yra investuota į šitą vilkiką. Man asmeniškai jis tikrai patinka, ganėtinai patogus. Ir kadangi kabina stovi ne ant spiruoklių, o ant pagalvių, tai yra žymiai minkštesnis. Šiaip labai jaučiasi komfortas važiuojant. Atvykom į uostą, tai truputį yra eilė, kokios 4-5 fūros prieš mane. Tai dabar truputį palauksim. Čia eilė yra prie analizių, mėginių, kuriuos reikia pasidaryti. Tai dabar truputį luktelsim ir manau, kad pavulsim pietų, nes dabar yra 12:20, o čia nuo 13 valandos prasideda pietai, kurie baigės 14 valandą. Tai matysim, kaip čia seksis. Dabar kol kas pasipildysiu ataskaitą, gal kažką užkasiu ir žiūrėsim, kiek čia užtruksim ir kas laukia toliau. Tai mėginius prisidavėm. Dabar reikės kokį 15 minučių minimum palaukti, nes nebloga eilė. Dabar ko laukiam, reikia užsidaryti stogą, nes išsipilant stogas gali būti uždarytas. Tai dabar taip ir padarom, einam užsidaryti ir eisim laukti, kol padarys mėginius, tada galėsim važiuoti išsipilti. Vyksta išpilimas, tai ką reikia daryti, pirmą jungti siurblį. Įsijungia siurblys. Tada reikia užsirakinti man galą, kad bėgtų taip perliuką. Čia vėl pasukam tokią rankinėlę. Užsirakina, kad neatsidarytų galas. Ir tada labai paprastai paspaudžiam vieną knopkę ir kyla į viršų.
baigus verstis, tiesiog paspaudžiam knopkę, kad leisto žemyn ir leidžiasi. Tai ką, dabar važiuoju namo, ties čia tikriausiai ir baigsim savo epizodą, nes norėčiau iš tikrųjų daugiau parodyti, bet dar pats nesu įsidirbęs į šitą darbą ir truputį sunku kažką papasakoti, kažką parodyti, viską spėti, nes galva apkrauta, kaip kažko nepamiršti, kaip viską teisingai padaryti, išsipilti, nepripilti ir panašiai. O jeigu dar kartą bus proga pavažiuoti su savivartė, tai manau bus ir dar vienas epizodas. Sakau, dabar labai sunku buvo gaudytis pačiam, kai dar esi naujas visame šitame darbe, tai turi galvoti, kaip kažko nepamiršti, turi galvoti, kaip kažką nufilmuoti, kaip ką, tai tikriausiai nepateikiau kažkokio labai gero kontento, bet tikėkimės į ateitį padarysim geresnį video su savivartė, jeigu tik rasim progą. Tai jo šiam kartui tiek, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitame epizode.